Renesanso mąstytoją ir politiką Nikolą Makiavelį išgarsinęs veikalas Valdovas net ir praėjus beveik 500 metų nepraranda aktualumo. Leidyklos Vaga surengtame knygos pristatyme apie valdovo atgarsius šiandieninėje Lietuvos politikoje kalbėjosi filosofas profesorius Bronislovas Genzelis, žurnalistas Ginas Dabašinskas ir filosofas Romualdas Ozolas. Matyt, nėra labiau painioto termino nei makiavelizmas. Matyt, garbus prelegentai mane pataisys, bet susidaro įspūdis pasičiupus originalą, kad Makiavelis ir makiavelizmas tai yra du nesuderinami dalykai. Kažkada Marksas apie savo epigonus, tuos, kurie save vadina marksistais, yra sakęs, jeigu jie marksistai, tai aš tada ne. Manau, kad Makiavelis turėtų pilną teisę pasakyti apie tuos, kurie apie šį garbų italą yra susipažinę tik tai iš tarptautinių žodžių žodyno. Žino, kad yra toks terminas, kuris reiškia klastą. Antrasis dalykas, kuris man atrodo yra taip pat svarbus, kai rankose turi originalą, tuomet nublanksta visi komentarai. Ir būtent tokios knygos jos leidžia išsiaiškinti, kas yra kas. Kada skaitai mano galva puikų lietuvišką vertimą, taip pat ir leidyklos čia darbas yra nemažiau puikus, knygą malonu paimti rankas. Tuomet supranti, kad tai, kas parašyta apie, gali būti skaitoma tik tai tuomet, kai rankose turi tą, kuris ir rašė. Su šiuo Makiavelio traktatu siejamas ir politikoje egzistuojantis supratimas – makiavelizmas, valdžios siekimas ir išlaikymas bet kuriomis priemonėmis, bei garsusis posakis tikslas pateisina priemonės. Ar tiksliai suvokiame autoriaus idėjas? Makiavelis pirmasis labai parodė, kad moralė ir politika yra skirtingi dalykai. Tai nereiškia, kad politikas gali būti amoralus ar turi būti, nes labai dažnai tai buvo traktuojama, jeigu politika ir moralė yra skirtingi dalykai, bet jis, jeigu analizuosime tik šitą veikalą, bet aplamai Makiavelį ir apmąstymus ir Florencijos istoriją ir kitus būtent veikalus, tai ką mes pastebėsim, jis būtent sako, kad mes garsiai visą laiką jau kai kurias frazes cituojame, tikslas pateisina priemonės. Bet mes anksčiau dažnai pamiršdam paprastą dalyką, kad Makiavelis pabrėžia, kad yra tikslai dvejopi. Tikslai gali būti durvingi ir nedurvingi tikslai. Nikolas Makiavelis buvo įsitikinęs, kad jo veikalų besivadovaujantis žmogus taps didžiu ir tautos gerbiamu valdovu. Kokio atgarsio sulaukė filosofo pastangos? Tai, ką padarė Makiavelis, surašęs savo irgi fantastiškai įvairialypius ir gilius tyrinėjimus į tokią santrauką, kokia yra padaryta čia, tai manau, kad labai smarkiai prisidėjo prie to, kad Europoje pakankamai sparčiai formavosi būtent nacionalinės valstybės.